Tai nėra bakterija ir tai nėra parazitas. Tai yra dar vienas neatsiejamas mūsų tvenkinio gyventojas. Tai infuzorija. Infuzorija yra gera tuo, kad jinai auga ant negyvos organikos, labai skaidrina vandenį ir mes ją auginam, turim pasidarę tokį reaktorių su gyvenamąja aplinka ir jos tenai veisiasi ir kiekvieną savaitę maždaug po 500 litrų iš ten išpilu vandens ir infuzorija išvažiuoja į tvenkinius. Patiem mažiausiam mūsų tvenkinių gyventojim, nes jie yra vėžiagyviai, labai sveikas maistas, žuvytės greitai pagauna augimą ir greitai auga. Kaip atrodo auginimas, to aš jums ir parodysiu. Šitam standžiam filtre mes auginame infuzorijas, nes čia keliauja visos atliekos iš žuvų. Kuo daugiau nešvarumų, tuo infuzorijos čia geriau auga ir greitai dauginasi. Čia yra maždaug pusė tonos koncentruotos infuzorijos. Tuoj parodysiu, kaip ją galima pagauti. Čia yra koncentruota infuzorija ir iš šitų milijonų infuzorijų greičiausiai po savaitės prūde bus milijardas jų, o gal netgi keli milijardai. Ir mažos žuvytės jom labai minta, kaip ir pavyzdžiui artemijom. Infuzorija mums yra reikalinga dar ir dėl to, kada naudojam žuvim kažkokius tai vaistus, bandom visokius bandymus, visada pirmą bandom su infuzorija. Koks maždaug jautrumas yra infuzorijai, o tik tada galima naudoti žuvim. Ten antiparazitiniai visokie, antigrybeliniai vaistai.